Labas rytas. Norėjau pakalbėti apie motivaciją. Čia pasižiūrėjau keletą video, taip įdomiai mintis susidėlioja ir sakau pasidalinsiu, kad ir jūs pamąstytumėt, kas yra iš tikrųjų ta motivacija. Tai vat mano klausimas labai paprastai. O kam jin reikalinga? Arba dar kitaip, kodėl mes save motyvuojam, kam tai duoda. O mano gilesnis pamąstymas būtų apie tai, kad motyvacija yra reikalinga tavo veiklai, kurios tu nemėgsti. Jeigu tu nemėgsti, o darai iš proto, nes tau atrodo, kad už tai gerai moka, arba vaikystėj kažkas mokytoja tėvai įdiegė, kad tu turi tą darbą daryti, nes tai prestižo reikalas, ane? Nu, automatiškai, kas atsitinka, vidinė būsena tavo, sako, ne, aš nenoriu to daryti. Ir tada protas, kas sako, man reikia užsimotyvuoti. Yra begalis įrankių, kurie tai padaro. Jie veikia, bet jie veikia trumpam. Tai va, ir kodėl tai vyksta? O vyksta labai paprastai. Mūsų pasąmonė šaukia garsiai, bet aišku, mes jos negirdim. Ne visi ją girdi. Kad jaunuolį arba draugužį sustok, nes tu darai ne tai, kas tau lemta, kas tau duota, kas yra tavo pašaukimas. Link ko vedu? Link to, kad jeigu tu atrandi savo pašaukimą, atrandi savo kelią, būtent tą iš gelmės, iš vidaus, dėl ko tu čia atėjai į šitą žemę, tai tau jokios motyvacijos nereikės. Tau nereikės motyvacijos anksti keltis, tau nereikės motyvacijos darbų padaryti iki galo, ar galų gale pradėti juos daryti. Nes tu tiesiog norėsi tai daryti. Ir kiekvienas padarytas rezultatas tave antiek užmotyvuos, kad tu nebežinosi, kur tą energiją dėti, nes tai bus tavo kelias. Ir kas įdomiausiai, kai tu pradedi tai daryti iš širdies ir viskas tiesiog eina flow, ir kai tu esi naudingas kitiem, kiti moka pinigus už tą tavo naudą, už padarytą gerą, ir nemoka tiesiog, kad mokėt ar ne, kad pigiau dar kažką. Ne, jie moka už tai, ką tu padarai iš širdies, jie tai jaučia energetiškai. Ir finale gaunas, kad už tai sumoka tiek, kiek tu esi vertas. O jeigu tu darai iš to, kad kažkas pasakė, kad atrodo iš proto, tiesiog įsijungia tas momentas, rasiu pigiau, ir tu nusivili tuom. O iš tikrųjų tai yra ne tavo klientas, ne tavo, kaip sakyt, gyvenimo palydovas, kuris tau padeda augti. Gal jis tau duoda žinutę, kad reikia kažkur pasistengti. Tai va, tai toks pamąstymas apie motyvaciją, kad tai yra sukurta tam tikrų, kaip čia galiu vardinti, teisingiau reikėtų, tam tikrų psichologų gal, nežinau, kuriem reikėjo užmotyvuoti darbuotojus, kad jie dirbtų geriau, nors jų vidinė ramybė prieštarauja tam ir sako, kad ne, brolyti, aš nedirbsiu to darbo. Ir va, ir tada mes motyvuojamės. Tai klausimas tau, ar kada susimąstai, dėl ko man motyvuotis, ar ne? Jeigu tau dar vis reikia motyvacijos, pagalvok, kas iš tikrųjų yra tavo pašaukimas, suprask, ką tau reikia daryti ir eik tuo keliu. Nebelaužyk savęs, nes po motyvacijos prasideda sveikatos problemos. Jeigu dar nesupranti, po sveikatos problemų atsiranda nelaimės. Ir jeigu dar nesupranti, gali būti, kad tiesiog pasąmonė sakys, viskas, soris bachūras ar mergina, laikas palikt man tave. Ir tavo silelį išeis. Nu, čia aš per gąsdinimą, ne, bet iš tikrųjų tai veikia. Tik tais, aišku, tai veikia ne per metus, ne per 5, ne per 10, tai gali trukti 20 ir 30 metų. Tai va, tai saugokit save, motyvuokit kam reikia, o dar geriau linkiu surasti kiekvieną savęs pašaukimą. Sėkmės visiems. Iki.